Nu tai ką čia komentuot, matėt, tikriausiai daug kas matė ir rezultatą reikia pažiūrėti ir čia jokių komentarų daugiau nereikia, nes o jeigu rimtai kalbant, tai žaidimas buvo labai solidus nuo pirmo kamulio, žinojom, ką reikia daryti ir buvom pasiruošę prieš jį žaisti ir viskas pavyko šiandien, tiesiog labai gerai viskas pavyko. O treneri, jeigu nepaslaptis, koks buvo planas, kokie pagrindiniai buvo uždaviniai kovoje su 28 pasaulio rakete? Mes jį pakankamai gerai žinojom, tai buvo iš karto padaryti spaudimą nuo pirmų kamuolių, priimti labai galingai antrą ypač servą jo ir iš karto užspausti. Ir šiek tiek gal biškį per daug per kairę pusę šiandien Ričardas bandė žaisti, nes planas buvo daugiau per dešinę pusę žaisti, bet iš esmės pasitvirtina, jisai nelabai suspėjo šiandien su Ričardo žaidimu, tai viskas ir suveikė gerai. Treneri, kaip vertinate Ričardo formą? Nes, paskutiniai, tarkim, 2 main draw pagrindinių varžybų mačai, iš tikrųjų rezultatai tai tokie galingi, galima sakyti. Forma normali, forma gera ir svarbiausia, kad kūnas laiko gerai, nors ir labai karšta, dehidruojasi daug visi žaidėjai, bet Ričardas gerai laikosi ir forma jau kasdien gerėja, tai bus labai įdomu pasižiūrėti mačą su Andy Murray. Treneri, girdėjom tokią žinią, kad po mačo, beje, kad šitą mačą stebėjo legendinis Ivanas Lendlas ir kad pirmasis, kuris jūs pasveikino, tai buvo Andys Murray'us, 3. pasaulio raketė po pergalės. Jo, buvo atėję pasižiūrėti ir Ivanas Lendlas ir kitas treneris Murray'us. 3 ar 4 geimus jie ten žiūrėjo, kaip Ričardas žaidė, paskiau jau ėjo savo reikalais užsiimti, o po mačo taip. Grįžus į Rūbinę, Murray'us pats pirmas paspaudė ranką ir pasveikino su pergalė. Jūs iš tikrųjų pats Murray'us po savo pergalės pasakė, kad jis jau kažkiek pažįsta Ričardą, nes su juo treniravosi Brisbane. Kaip manote, kam išeis į naudą ta treniruotė Brisbane? Aš nemanau, kad ten labai ar mums ten į naudą, ar jam į naudą, bet treniruotės yra treniruotė. Mačai yra visiškai kitas, visi per mačą, pasiruošia savo planus ir visa kita, bet šiaip tik tai tiek gal jaudulio nebus, nes kada pirmą kartą išeina žaidėjas žaisti su labai galingu žaidėju, tai šioks toks jauduliukas jaučiasi, o dabar mes gal kokius 4 kartus treniravome su juo, tai nemanyčiau, kad Ričardas dabar bus įsitempęs, tai pasiruošęs labai gerai kovai. Matysim, kaip gausis. Mūsų šalies atstovui tek žaisti su olimpiniu čempionu 3 pasaulio rakete, ne bet kur, o Australian Open turnyre. Ar jums šita dvikova, treneri, kažką tai reiškia? Kaip, žinoma, kad didelė garbė žaisti su olimpiniu čempionu, su Amerikos atviro čempionato nugalėtoju, bet nežinau, kaip čia yra atsakyti šitą klausimą, bet kiekvienas žaidėjas stengiasi daryti savo, Ričardas irgi stengiasi daryti savo, taip kad čia nepriduodam kažkokių tai, labai jau čia. Tiesiog nėra didelių emocijų ir reikia stengtis, reikia daug dirbti, kad priartėti prie geriausių žaidėjų ir tiek, ir viskas. Ir mes tą ir stengiamės daryti, ne visada pavyksta viskas, bet stengiamės.